Sveiki, esu masažuotoja nutriciologė ir tęsėme temą apie limfą. Mes kalbėjome apie judėjimą, kad limfa turi judėti, tai reiškia, ji pati nejuda, bet mes judiname ją diafragminiu kvėpavimu, judiname ją masažais ir judiname judesiu. Ir dar labai svarbu yra sukurti tinkamą limfai pH, kad ji būtų skysta ir jai jokių trukdžių nebūtų judėti. Nes kartais ji būna tiesiog tiršta dėl to, kad kasdien mes valgome rūgštinį maistą. Taip, rūgštinį maistą, ką tai reiškia, to jau pat papasakosiu ir kaip reikėtų su tuo susitvarkyti, taip pat papasakosiu. Taigi, kaip minėjau, limfa mėgsta žalią spalvą ir visą tai, kas žalia, ir jos pH šarmina. Tai reiškia visi salotlapiai, daržovės, kurios turi žalią spalvą, špinatai, brokoliai, visą tai jį labai mėgsta.